pristatau jums žmogų, kurio pristatinėti nereikia, dramaturgą, rašytoją, literatūros kritiką, humanitarinių mokslų daktarą Rimantą Kmitą. Rimantai, kadangi jau čia toks žanras, mes lyg ir autorių namų virtuvėje, tai ar tu dar iš tų žmonių, kurie rašydavo virtuvėse? Autoriai tokie būdavo, visi skelbdavo rašytojai, kad geriausia rašymo vieta. Tai yra virtuvė. Sveiki. Taip, aš turbūt poeziją labiausiai rašydavau virtuvėje. Kažkodėl, nežinau, tikrai pati geriausia būdavo vieta rašyti virtuvėje. Dabar jau truputį rečiau rašau. Dabar mano darbo stalas stovi tokiam multifunkciniam kambarį, kuris yra, šiaip buvo gal planuotas kaip ir šeimos kambarys, ten knygos, televizorius ir panašiai. Bet kažkaip per karantiną aš ten atsikrausčiau su darbo stalu ir tai, kai jeigu atsikeli ryte savaitgalį, tai tada kažkaip pašoka jaunoji ir nubėga ten prie televizoriaus, tai aš tada kažkaip nėra kitos vietos, tik virtuvė. Tai ten, bet jau retokai, savaitgaliais. Ar daugelis iš jūsų žino, kad Rimantas Kmita pradėjo rašyti ne prozą pirmiausia, o eilėraščius? Ir aš tyčia jums atnešiau parodyti 3 knygas. Pirmoji knyga pirmosios knygos serijoje, antroji ir trečioji, švelniai tariant. Tai ar čia toks tavo išmąstytas posūkis į tą prozą, kaip daugelis poetų, gal nedaugelis, bet yra tokių, kurie galvoja, turiu išbandyti ir prozą ir kažkaip su ta proza labai sėkmingai jį išgirsta visi, nors su poezija gal tik tai būrelis draugų girdėjo, ar tie tikrieji literatūros mylėtojai. Tai kaip čia tau nutiko? Ar taip tiesiog natūraliai? Nors kai kas sako, kad ir man tai pasirodo, kad toks ta poezija tavo pasakojamoji, aš daug atrandu ir Pietinė kronikose, tarsi iš tų pačių eilėraščių užuominų ir Remygoj. Nežinau, turbūt su poezija, kai rašai poeziją, tai apie jokius sėkmės receptus tikrai negalvoji, nes tikrai suvoki, kad skaitytojų yra tiek, kiek jų yra ir turbūt poetam ta sėkmė yra kažkoks pripažinimas, recenzijos, ten geros įvertinimai, kokios nors premijos ar vertimai ir tas tuo apsiriboja. Tai man turbūt klostėsi kitaip. Aš tos iš tikrųjų visus eilėraščius rašiau studijų metais, kai jeigu studijas laikytumėm ir doktorantūrą taip pat, tai tuo metu tiesiog buvo daugiau laisvo laiko, kurį leisdavau per pirštus ir tada ta poezija atsiranda. O paskui aš buvau literatūros mokslininkas, labiau baigiau doktorantūrą, pradėjau dėstyti, pradėjau dirbti literatūros ir tautosakos institute. Ir tada sėdi visą dieną, galva ir užimta, sėdi archyve, sėdi ar paskaitom ruošies ir panašiai. Tai kažkaip labai natūraliai to rašymo neliko. Ir paskui, ir visą laiką kažkaip niekada nebūdavo, tiesą sakant, net kada atsikvėpti. Vasarą irgi kažkokį nors akademinį straipsnį rašai ir taip toliau. Ir Pietinė kronikos iš tikrųjų prasidėjo, buvo kažkokia stipendija keista, nežinau net kodėl aš ją ten gavau ir kaip atsidūriau, bet aš atsidūriau Prahoje mėnesį ir dar irgi iš pradžių pasidariau tos kažkokį straipsnį, pabaigiau rašyti. Ir tada situacija, kai tokios beveik nebūna, tu turi kokias 2 savaitės laisvo laiko, tu neturi prieimo prie tų savo bibliotekų, archyvų, iš ko tu visą laiką rašai tos akademinius darbus ir visą laiką, aišku, turi kažkokį sumanimų sąrašą. Galvoju, reikia pasižiūrėti, kas čia, ko čia dabar būtų galima per tas 2 savaitės imtis. Ir kažkaip vis pakalbėdavom, kad nėra kažkaip romano apie tos, žodžiu, tą nepriklausomybės pradžią. Su mano kartos rašytojais pakalbėdavom, kuris sutapo su mūsų paauglystė ir mes, kai pradėdavom tą prisiminti, tai visą laiką tos istorijos kažkaip nesibaigdavo, visą laiką būdavo ką pasakot. Tai pradėjau ir tada turbūt buvo toks vienas
mane pasikvietė ten Lietuvos ambasada, buvo toks vakaras. Ir tada, vat, jeigu čia kalbant šiandien apie kažkokią sėkmę, tai buvo labai gerai pajusti skirtumą. Pasikvietė mane kaip poetą, žodžiu, ten aš ir buvau kaip poetas gavęs tą stipendiją ir kažkokie skaitimai buvo. Tai, ir toj žodžiu ambasadoje aš skaitau ir skaitau eilėraščius ir suprantu, kad kažkas negerai, kažkaip neina vakarėlis, žodžiu. Ir sakau, aš čia pradėjau rašyti tokius kažkokius, nežinau, kas čia bus, ir ten perskaičiau keletą ištraukų iš to, ką buvau pradėjęs rašyti. Negalvojau tada, kad dar romaną, tiesiog pabandžiau kažkaip užsirašyti tas istorijas. Ir tada iš karto nuotaika pasikeičia, visi pradeda dalinti savo prisiminimais ir taip toliau. Ir kažkaip tu pajunti, kad, taip, šitie tekstai žmonės veikia visai kitaip ir gal čia galima juos pratęsti. Tai paskui grįžau, grįžau į savo rutiną, tai gal tik tai, kai paskui gimė vaikas ir aš nuo metų buvau namuose su dukra, tai tada vėl tu esi atkirstas nuo visų savo įprastų rutinų, darbų, bibliotekų, tai vaikštai su vežimėliu ir rašaisi telefoną tas istorijas, žmona grįžta, tada dar prisėdi prie kompo, ten užbaigi ir... Tai žodžiu, tai visą tai, man literatūra dabar, kaip pasakoju, galvoju, ar poezija buvo, kai laisvo laiko turi, ar ta proza prasidėjo iš tikrųjų nuo tokio laisvo laiko. Dabar jau kažkaip, kadangi kažkokiu būdu tapau to rašytoju, tai dabar jau reikia to laisvo laiko jau taip griežtai susiorganizuoti. Tai aš čia į tą temą pacituosiu iš tavo knygos vieną eilėraštį Knygų mugė. Čia gal taip ir parašiai po to susitikimo ambasadoj. Mažą posmelį. Poezija jiems būna per daug sudėtinga ir jie tada sako nesąmonė. Poezija jiems būna per daug paprasta ir jie tada sako, čia ne poezija, o kažkokie dienoraščiai. Iš tiesų jiems ir nereikia jokios poezijos. Tai kur poezija? Klausė žurnalistai. Sutrikusių poetų, nudūrusių akis į žemę, neturinčių ką atsakyti. Tai turbūt iš to neturėjimo ką atsakyti gimė Pietinė kronikos ir labai sėkmingai skaitytojų priimta Remyga knyga antroji. Bet man vis vien rūpi iš kur, kaip manai, kodėl ta tokia sėkmė? Tu už Pietinę kronikas ir Jurgos Ivanauskaitės premiją pelniai. Dabar, kiek žinau, Ignas Miškinis stato filmą, ar ne? Nežinau, gal pasakysi, kada jisai pasirodys. Ar čia tie iš tikrųjų suveikia tas noras mums patiems ir prisiminti ir savo vaikystę, savo jaunystę? Ar gal netgi sakyčiau, kad ir tuščia rinka? Nes tikrai labai nedaug turim iš to laikmečio kūrinių, o gal netgi beveik neturim, visai neturim. Ir dar tuo labiau, čia norėsiu ir paklausti apie tarmę. Nors tu ten Pietinė kronikose esi įdėjęs ir atskirą paaiškinimą dėl tos tarmės, bet vis vien aš manau, kad ir čia yra tam tikras kabliukas. Man atrodo, kad čia daug gali būti paaiškinimų ir šiaip bendrai sėkmė turbūt yra toks dalykas, kurio nelabai kaip suplanuosi, ar ne? Nes jeigu tai būtų galima suplanuoti, tai leidėjai leistų vien tik sėkmingas knygas, nesėkmingų neleistų tada. Arba iš gailesčio galbūt kai kurias. Tai daug čia, ką paminėjai, Birutė, turbūt irgi. Tuo metu buvo jau gal Justino Žilinsko, buvo tuo pačiu metu išėjo Kęstučio Šapokos apie tuos metus, bet buvo, tarsi atradom tą savo istoriją, kad tai jau yra istorija ir apie tai yra įdomu ir svarbu kalbėtis. Bet man visą laiką man atrodo, kad visą laiką, kada ištinka sėkmė, tai kai kažkas atrodo tvyro ore, bet dar to nėra. Kai mes pamatom kokį gerą kino filmą, tai tu turi tokį įspūdį, kad taip, apie tai jau reikėjo kalbėti būtent tokiu būdu. Tu
kažką vis tiek atpažįsti, tai nėra visiškai nauja. Nes jeigu būtų visiškai nauja, turbūt tu nelabai suprastum ir nelabai susietum, bet dažniausiai apima tas įspūdis, kad to kaip tik dabar ir reikėjo, tik tai niekas to kažkaip, pirmas, ten antras, trečias tą padarė, ar ne? Tai man atrodo, dėl to ir dirbtinis intelektas nelabai gali rašyti bestsellerių, nes jis dirba su tuo, kas jau yra, ar ne? Kas jam yra prieinama. Tai sukurti ir tu jam neužkrausi to, kas tvyro ore visuomenėje, ar ne? Tai aš iš tikrųjų rašydamas nemažai kalbu su žmonėm, nes jeigu tu turi personažą ten, ar valytoją, ar vairuotojas, tau vis tiek geriau su juo pasišnekėti ir ne tik dėl to, kad tu surasi detalių, bet kažkokiu būdu vis tik tai pereina kažkokia autentiška energija į tą tavo kūrinį. Man čia buvo vienas toks įdomesnių gal atvejų, buvo Remygos premjera Šiaulių dramos teatre ir ten premjera, sezono atidarimas, ten turbūt su rėmėjais toks vakaras, vienas žmogus prieina, sako, puikus spektaklis, aš atpažįstu visus, žodžiu, personažus, kas buvo prototipai ir taip toliau. Ir aš tada klausausi ir galvoju, kaip įdomu, sako, aš tai ne vieno net pažįstu. Jisai žiūri mane, tai kaip? Sakau, tai aš matau, kad tu, sakau, pats esi kokį 10 metų vyresnis. Tai sakau, aš tuo metu apie tos laikus, kur aš šaunu, man ten buvo 10-13 metų. Tiesiog man visai kiti reikalai rūpėjo ir aš tikrai nepažinojau ten tų žmonių, kas ten Šiauliuose ką veikia. Tai, bet čia ir yra tas rašytojo, man atrodo, rašytojo darbas, kai tu sugebi sukurti personažus, kur žmonės iš tikrųjų galvoja, kad jie tikri yra. Tai tas, sakau, tas pereina, man atrodo, labai aš ir Pietinio kronikas rašydamas daug, nors atrodo, ten kai kurie sako, kad čia tokia vos ne autobiografija, bet aš labai daug kalbėjausi ir labai daug skaičiau apie tą laiką, atšviežint atmintį, prisirinkti detalių ir man svarbu, kad kažkaip išsikalbi, ir bekalbėdamas tu kartais tu ateini pa žmonės kažko paklausti, konkrečių dalykų, ten, ar apie policijos darbą, ar da kažką, bet kartu truputį aišku ir atskleidi, kam tu darai. Ir labai gerai yra pasitikrinti žmonių reakciją. Ir tu tada irgi matai, ką žmonės apie tai galvoja, kaip reaguoja. Ir galbūt net šiek tiek kažkaip tiesiogiai ar netiesiogiai truputį ir pakreipia tavo tą sumanimą. Jeigu tu matai, kad tikrai idėja gera, tai žmonės iš tikrųjų gerai reaguoja. Tai iš tikrųjų man kūryba apskritai turbūt yra toks dialogas su kitais, nes rašai tam, nes manai, kad yra kažkokie dalykai, apie kuriuos dabar reikia pasikalbėti, kad apie tai dabar metas kalbėti ir rašai. Ir tada kažkaip gal dėl to irgi kažkaip surezonuoja. Ir tada, aišku, kviečiasi visokios bibliotekos, ten važinėjai, bet galvoju, gerai, aš rašiau, nes norėjau pasikalbėti, dabar žmonės kviečiasi, tai ir važiuoji. Tai kažkaip man tas dialogas su kitais labai svarbus yra momentas. Tiek rašant, tiek jau parašius knygą, kūryba, kuri leidžia kažkaip mums kalbėtis apie tai, kas mus sieja, kas mums svarbu. Ir ko gero tas autentiškumas tai yra dar kylantis iš to, kad tu nevengi, kaip ir Pietinė kronikose, kad savo vardu kalbi. Taip ir sakai, Reimans Kmitava čia atvažiavo ir visi patiki, kad tu aiškiai rašai apie, kaip tu ten stumdai vežiojai tas prekes į Latviją ir nieks nekontroliuoja, kad kaip sakai, tau buvo gal tuo metu dar tik tai 10 ar 9. Jiems atrodo, aprašai savo gyvenimą. Va čia ir yra turbūt tas toks labai geras ėjimas ir nebijojimas rašyti būtent tuo pirmuoju savo vardu. Aš esu gavęs, nežinau kiek, bet tikrai ne vieną žinutę, kad žmonės sako, čia viskas grinai apie mane. Į Latviją važiavau, regbį žaidžiau, dantį nuskėlė, pana paliko. Tai mano, kaip vienas dalykas, kad aš kaip ir
Aš pats esu Rimantas Kmita, o romane veikia Rimants Kmita. Tai truputį tokį padaryti, kaip ir aš, kaip ir ne aš, kaip ir man iš tikrųjų norėsiu padaryti truputį tokį gal bendrinį iš tikrųjų personažą, apie ką mes tada visi buvom, kokie mes buvom, ar ne. Tai žmonės iš tikrųjų tame paveiksle atpažįsta save ir dėl to irgi. Tai nežinau, ar mano asmeninės istorijos kam nors labai būtų buvusios įdomios, tai gal televizijos žvaigždės, kai leidžia tokias autobiografijas, tada mūsų veda tas smalsumas, ar ne? Bet jeigu žmonės tavęs nepažįsta, tai jie turi tada atpažinti save tame. O dabar dar pakalbėkim šiek tiek apie tavo posūkį į dramą. Be abejo, tau drama nėra kas nors nauja, juk tu baigėjai lietuvių filologijos ir režisūros bakalauro laipsnį. Tai kaip ir žinojai tą lauką, pažinojai gal iš toliau, bet ar tai buvo irgi toks sąmoningas ar irgi atsitiktinumas tiesiog, kad vis dėlto pasukti į tą dramą? Labai iš toli ir tai jau buvo daug metų praėję iš tikrųjų, kai tą pirmą pjesę rašiau. Ne, aš kažkaip nesugalvojau. Teatrui rašyti, sugalvoti turbūt yra labai sunku, nes vis tiek pjesė yra, jinai gali būti ir skaitoma, ir gali būti kaip atskiras kūrinys, bet iš esmės tai yra dalis spektaklio, ar ne? Dalis didesnio kūrinio, prie kurio dirba režisierius, aktoriai, apšvietėjai, kostiumų dailininkai ir daug kitų. Tai aišku, tu gali rašyti pjesę, nešti į teatrą ir sakyti, gal jūs domina, arba ieškoti režisieriaus, klausti, gal jūs domina. Man buvo paprasčiau. Šiaulių dramos teatras sugalvojo, kad ten, man atrodo, atėjo naujas direktorius, nauja meno taryba ir jie sugalvojo, kad jiems reikia, norisi ne tik statyti klasiką, ne tik šiuolaikinius autorius, bet ir statyti, kad būtų apie šitą miestą kažkas. Tai jie sako, gal tu gali parašyti pjesę. Tiesą sakant, gal iš pradžių ir su Oskaru Koršunovu jie susitarė. Tada mes susitikom su Koršunovu, pakalbėjom. Koršunovas dar galvojo apie Pietinio kronikas, bet teatras norėjo kažko kito, tai aš jam pristačiau turėjau tokį personažą, nežinau, kur jį dėti, tą policininką tokį, kuris yra, milicininkas, kuris paskui tampa policininku, kai viskas keičiasi. Ir tai irgi buvo Koršunovo studijų metai, jam tas tiko su kažkokiais energija ir simpatija, ėmėsi to sumanimo, bet laiko jis turėjo gal ten už poros metų, tai aš tikrai porą metų turėjau tą pjesę rašyti, tada vyko skaitimai, tada aš dar tvarkiau, tai žodžiu atėjo toks pasiūlymas ir kai tavo pjesę pastato Oskaras Koršunovas, tai tu labai daug išmoksti iš tikrųjų kaip debiutas dramaturgijoje, tai tokia gera pamoka ir iš tų skaitimų, ir iš pačio spektaklio, ir tu matai, kaip dirba su tuo tavo tekstu, ir tas buvo ir labai naudinga, ir aišku, spektakliai gerai, nes, kaip man atrodė, aš dar irgi ten žiūrėjau senus Koršunovo spektaklius, tai atrodė, galvoju, kaip čia reikia parašyti, kad ta istorija būtų scenoje, bet Koršunovo spektaklius žiūrint, atrodo, kad jis pasiimtų laikraštį ir padarytų spektaklį. Ta prasme, ten nelabai, jeigu yra gera idėja, jeigu yra kažkokia medžiaga, iš kurios galima daryti, jis ir padarys. Tai tas buvo naudinga debiutuoti, mokytis, išmokti dalykų. O beje, mes čia pirmoji daly daug kalbėjom apie autorinės teisės. Ar tau teko susidurti su kokiais nors, nežinau, sunkumais ar tokiom situacijom, kur irgi buvai truputėlį apsvilęs, pasirašęs netokią sutartį, ar turėjai kokių nors, nežinau, kitų tam tikrų konfliktinių situacijų ar nekonfliktinių? Ar tau viskas taip, kaip tu nori, visi tau pasirašo tas sutartis, kaip tu reikalauji ir viskas ten čiki-piki plaukia? Panašiai. Bet iš tikrųjų reikia paskaityti tas sutartis. Kartais ir su Latgos teisininkais pasikalbu, pasitariu. Bet, vienas dalykas, mano žmona visą gyvenimą dirba leidyboje, tai jie supranta tas sutartis.
O kitas dalykas, aš dažnai darau, nu, jeigu man atneša sutartį ir aš kažko nesuprantu, nu vis tiek, turiu daktaro laipsnį, galvoju, kažkaip tas teksto suvokimas turėtų būti, nu, bet aš nesuprantu. Ir tai sakau, tai ko jūs norit, va šituo punktu? Nu, tai mes norim to ir to. Nu, tai gal sakau, ir tada pradedi aiškintis, ir tada išsiaiškini kartais, kad visai to ir nereikia. Žodžiu, tai, bet, nu, vis tiek aš bandau ten ar su teatru, ar su leidykla kalbėdamas kažkaip taip sukurti tą tokią, nu, atmosferą, kad mes dirbam kartu, ar ne? Jeigu mes dirbam kartu, mes turim kažkaip, nu, normaliai tą savo darbą vertinti ir nes būna ir autorių, kurie irgi, jiems atrodo, kad leidykla gal ten nieko nedaro, ar ne, gauna tekstą ir nuveža į spaustuvę ir pasiima visus pinigus. Tai taip irgi nėra, ten yra daug darbo ir prie knygos iš tikrųjų dirba labai daug žmonių, redaktoriai, dailininkai, maketuotojai, kokie nors knygos dizaineriai, tada, kai knyga išeina, tada prasideda jos viešinimas, platinimas ir organizavimas ir taip toliau, tai tą irgi reikia žinot, tam ir iš tikrųjų reikia leidyklos, nes kitaip galėtum pats susiredaguoti, išsileisti ir bandyti savo kanalais kažkaip ją platinti. Tai va, tai bandau kažkaip labai, nu, išaiškinkit man, kodėl čia taip. Jeigu jiems matau, kad sunkiai sekasi išaiškinti, tada jau reikia su kitais žmonėms, kurie geriau žino ir gal toj vietoj pasakys, kaip reikia tą suformuluoti. O šiaip jo, tai tos sutartys kažkaip, man atrodo, tos sėkmės gal jos nesukuri, bet jos sudaro sąlygas iš tos sėkmės gal daugiau pasiimti irgi naudos. Tai jo, tokių, kad nelabai būtų. Dėl tų pažeidimų, apie kuriuos čia kalbėjo, nu kažkaip pjesių tai nestato, kažkaip teatrai be mano žinios. Su vertimais irgi, nors man, vat, kai čia buvo kalbama apie Birutė, tavo pavyzdys ar ne, aš kažkaip esu pastebėjęs, kad teatruose, nu, kadangi ten dirba ne rašytojai, ne filologai, jiems atrodo, kad tas vertimas tiesiog yra. Tu pasiemi pjesę, nu, ten prancūzo dramaturgo, lietuviškai parašytą, pastatai ir labai daug atvejų yra, kai jie susizgrimba, arba kai jiems kas nors primena, bet jie nuoširdžiai, iš tikrųjų, ai, tikrai, dar čia vertėjas, kad čia dar reikia susirasti. Tai tas yra, bet ten irgi iš kažkokio, tai nežinau, naivumo, ar dažnai būna iš naivumo. Ne visą laiką tai yra piktybiškai, bet aš esu ne vieną kartą pastebėjęs, kad, ai, tai vertėjas dar, aha. O klausyk, dar čia užsiminė, žinoma, apie labai svarbų leidėjų darbą ir norėjau paklausti, kai truputėlį jau užsiminiau apie tą tarmę tavo Pietinėje kronikų. Tai tiesą sakant, nepasižiūrėjau į knygą, kas ten buvo redaktorius tos knygos, bet ar na, iš viso redaktorė ten dirbo, ar tu vis dėlto pasakėjai, ne, va bus va šitaip, aš žinau geriau ir čia prašau manęs netaisinėti. Ne, nu, aš sakiau, aš kai pradėjau nuo to dialogo, tai ir su redagavimu yra panašiai. Man tai redagavimas yra labai svarbus etapas, nes redaktorė buvo iš Šiaulių rajono. Taip sutapo, kad geriausia Tyto Albos redaktorė yra iš Šiaulių rajono. Tai mes ten labai greit suradom tą bendrą kalbą ir jie ateidavo, aš skaitydavau dar prieš išeinant knygai visokiuose renginiuose, kartais pasiklausydavo, viskas aišku. Ir aš, pavyzdžiui, irgi, nu, tu rašai tarme, kurią niekas nerašo ir tu turi sukurti tą raštą, kaip jautiesi kaip 19 amžiui rašytojai vargo ten, kaip čia lietuviškai dabar rašyti. Tai kai yra ten vis tiek, toj tarmė visokių garsų žodžių, ten tie šiaulietiškai tie balsiai tokie per vidurį, nei uo, nei o, kažkas, kaip tau užrašyti, tai kartais tu galvoji, reikia rašyti taip. Paskui gabalą rašai, ne, gal kitaip. Nu gerai, aš ten suvienodinsiu, paskui vėl tau kažkas pasikeičia. Ir tu ateini į leidyklą su tokia, nu, krūva teksto, kur reikia sukurti sistemą. Tai ten tikrai su redaktorė dirbom, tarėmės, žiūrėjom, kaip atrodo.
paskui gal man palengvino situaciją, kad nutariau, kad bus audio knyga ir galvoju, jeigu kas nors norės išgirsti, kaip tai skamba iš tikrųjų, tai galės klausytis audio knygos. Tai tada truputį tą visą redagavimą paslinkom į tą pusę, į bendrinės kalbos pusę, kad būtų skaityti lengviau. Nes vis tiek, kaip tu ten berašytum, kirčiuot nekirčiuosi, kirčiai irgi yra svarbus, ar ne? Tai dar sukirčiuosi, ten bus toks tekstas kaip šitom etimologijos kokiam ar tarmių vadovėliai, kur žiūri, akis mirga ir ten reikia skaityti įsitempus labai. Tai padarėm truputį arčiau gal bendrinės. Bet niekada, man atrodo, kad redaktorius apskritai nesvarbu, ar tu terminė ar neterminė, tai yra žmogus, kuris turi gerą kalbinę klausą. Aišku, kartais tu tiesiog nerandi kažkaip bendros kalbos, tai nerandi, tai ne su visais žmonėm randi, tai tada gali paprašyti, kad kitą redaktorių tau duotų, arba pats susirandi ir pasakai leidėjui, kad aš gal su šituo dirbsiu. Bet jis visą laiką kitos akis yra gerai. Tavo tekstui, tu pasiklausai, tau nebūtina priimti visų patarimų. Kartais, aišku, iškyla tų konfliktų, kad redaktorius sako, kad čia taip ir ne kitaip. Redaktoriui irgi reikia už savo vardą atsakyti ir savo darbą visi mato ir vertina, ar ne, kolegos. Bet vis tiek, visi žino, kad autoriaus yra valia paskutinė ir tai yra, tu esi gyvas autorius ir tu kaip nori tą tekstą, taip ir leidi. Tai vis tiek visų pirma yra tavo atsakomybė ir tavo sprendimai. O redaktorius tau tik padeda priimti ne pačius kvailiausius sprendimus savo teksto atžvilgiu. O ar tos knygos pirma skaitytoja ir buvo redaktorė, ar, sakykime, žmona kaip leidyboje dirbanti, kuri galėjo pasakyti, klausyk, ką tu čia parašėjai, bus sėkmė ar... Su Pietinio kronikom gal buvo kažkaip atskira istorija iš tikrųjų, nes aš rašiau, kai pradėjau Prahoje, tada grįžau, vasaros atostogos, rašiau kažkokius fragmentus vasarą, tada kažkaip, man atrodo, gal kažkas pakvietė paskaityti, gal aš į Facebooką kažką įdėjau, tada pakvietė į kažkokį literatūrinį vakarą paskaityti, tada kažkas į spaudą įdėjo, tada aš skaičiau keisčiausiose vietose, kur apskritai literatūros renginiai nevyksta, kokios nors, tikrai buvo pora skaitimų baruose, jeigu 2-3 buvo, kur nevyksta šiaip įprastai, nes būna kavinių, kur gal vyksta. Ir ten ateina žmonės po darbo išgerti alaus ir čia sėdi rašytojas su mikrofonu ir trukdo jiem bendrauti. Ir tada irgi labai geras yra pasitikrinimas, ar tu su tuo savo tekstu išlaikysi tų žmonių dėmesį, ar jie klausysis, ar nesiklausys. Tai buvo tokie, tada kažkas pasikvietė mane kažkur važiuoti, žodžiu, nežinau, kažkokius pusiau privačius renginius, knygos dar nebuvo. Ir aš visą laiką skaičiau kažkokius gabalus. Ir visiems jau atrodė, kad čia jau visi laukia knygos. Aš dar nežinau, kad aš ją rašau. Ir tai po truputį kažkaip supranti, kad tai žmonės laukia knygos. Tai tada dar atsirado, žodžiu, leidykla kažkaip prisistatė. Ką tu čia darai, gal tu čia knygą rašai, nežinau, sakau, tai gal nori. Ir kadangi leidykla buvo ta, kuriai aš ir būčiau nešęs pirmiausiai, bet galvojau, tikrai neims, o dabar pati ateina, tai tada, aišku, visai ir kita kalba yra ir dėl tų sąlygų ir dėl visko, žodžiu. Tai supratau, kad laukia ir tai pradėjau skaityti dar prieš išeinant tą knygą. Bet klausimas buvo apie... Kodėl mes dabar apie skaitimą kalbam? Skaitytoja, žmona mano yra... skaitė šitas ištraukas rankraščius ir draugai, kurie šiaip yra tokie skaitantis, bet nėra kažkokie literatūros gal žinovai. Tai man svarbi yra tokių žmonių nuomonė. O žmona yra iš tikrųjų viena pirmųjų skaitytojų ir ačiū jai, nes jinai man... nesako, kad oi, koks tu fainas, kaip čia viską gerai padarėjai. Sako iš tikrųjų savo nuomonę. Man atrodo, kad vienas iš didesnių trukdžių tos sėkmės istorijoje ir yra tie žmonės arba kolegos,
kurie mus myli ir kuriem mes labai patinka. Kurie nenori pasakyti tiesos, ar ne? Nu, jie žavisi ir ten visą, žodžiu, smulkmenos tokios, kurias čia galima pataisyti, bet aš labai esu dėkingas iš tikrųjų ir iš teatro žmonėm, kur pavyzdžiui, parašai pjesę ir tu, kai rašai, ypač ten pirmą rankraštį, nori greičiau visą tą visumą pabaigti ir pasižiūrėti, nu ir parodai tą pirmą rankraštį. Visą laiką žinai, ko nepadarei iki galo, ko kažkas nesueina galai ir čia gal taip lapais aplos ir nepamatys. Ir tada, nu kažkaip gal, ir tu kaip, nu, aišku, tau faina būtų ir nuneštum tą pirmą rankraštį, visi sakytų, oi, kaip faina, statom arba leidžiam arba kažką darom. Tai aš labai esu dėkingas tiem žmonėm, kurie sako, žiūrėk, čia tas, čia nas ir tau pataiko į tas vietas, kur tu nepadarei iki galo. Nu ir tu supranti, kad nieko neapgausi ir kad reikia grįžti ir dirbti. Ir atrodo, tas darbas jau, mano darbas yra, nu, vis tiek toks maratonas. Aš labai daug medžiagos renku, ar ten iš archyvų, ar klausiu apie dokumentus, kalbėsiu su žmonėm, tada galvoju, kaip visą tą suverti į kažkokį siužetą, į personažus, į vaizdinius. Ir jau būni, nu, nubėgęs didžiąją maratono dalį, tau taip atrodo. Ir turi tą pirmą rankraštį ir jau esi šiek tiek pavargęs ir tau jau yra net ir šiek tiek pabodė, nes tu galvoji, jau turi tą kūrinį. Kam dar jį leisti ir kažką daryti, tu jau kažkaip viskas ten tau gyvena, tai gal ant popieriaus ne taip gerai. Ir tada, kai tau pasako geri žmonės, kad yra tokie dalykai ir jie nėra smulkmenos esminiai, reikia iš tikrųjų pagalvoti, pergalvoti, tada grįžti ir pradedi jau ten po sceną, po pastraipą, po skyrių imti ir kedenti iš esmės iš naujo. Tai tas irgi yra kitoks darbo etapas, kur tu jau dirbi nebe su medžiaga, ne su žmonėm, tu jau personažus turi, siužetą turi, bet reikia kažkokios čia tikslesnės emocijos, čia kažkaip aiškesnių personažų santykių, ar dar kažko. Tai toks kitoks darbas prasideda, jis irgi yra malonus ir jeigu tu tikrai nori, kad tas kūrinys išeitų ir kad jis susilauktų sėkmės, tai dirbi. Bet yra tas iš tikrųjų kartais tokių, kartais kai kurie praslysta, niekas nieko blogo nepasakė, tu irgi galvoji, nu gal bus gerai. Ir tada žiūri, kad nėra to rezonanso ir nėra taip labai gerai. O aš dar norėčiau paklausti apie Remygą. Čia aišku, tu jau pasakojai, kad pats rinkai medžiagą, kad su daugeliu žmonių kalbėjai. Tai vis dėlto ar tas prototipas gal ne nuo A iki Z tokį, kokį pavaizdavai, nes labai dažnai rašytojai taip daro, apgaudinėja skaitytojus, kad paima iš vieno prototipo išvaizdą, iš kito prototipo jo ten dalį gyvenimo istorijos, iš trečio prototipo dar kitą dalį ir viską atiduoda vienam personažui. Tai aš manau, kad ar čia, bet tas vis dėlto pirminis žmogiukas buvo tas milicininkas tapęs policininku, kur nors ir su juo kalbėjai, bendravai ir paskui jisai aplipo ir kitų istorijom, ar vis dėlto, na, čia iš daugybės tokį sukūrė pats? Nu, buvo tokia istorija, žodžiu, aš čia Žirmūnuose einu ir ten netolis skvero, žodžiu, partizanam tokį paminklą atidenginėjo, eina prieš mane toks jau amžiai žmogus, uniforma, kariškai eina į tą, žodžiu, atidengimą akivaizdžiai ir tiesia ranką ir sveikinasi su manim. Nu ir suprantu, kad jis mane žino, pradeda ten kalbėti apie ką jis skaitė, dalintis įspūdžiais ir sako, aš pažįstu tą Remygą, mano pusbrolis Krymo gatvėje gyvena. Tai va, tai sakau, nu ką, tai linkėjimai Remygai. Bet aš tai Remygos nepažįstu. Ir su Remyga buvo taip, kad taip, kaip tiksliai, kartais būna kažkoks žmogus kaip prototipas, mes pasiemam iš jo tam tikras detalės, paskui ten pridedi kažkokių kitų siužetinių dalykų, kitų bruožų ar dar kažko. Bet Remyga man prasidėjo, aš buvau, žodžiu, turbūt Šiauliuose buvo toks policijos muziejus ir ten, žodžiu, yra uniforma pakabinta, kaip tik tų laikų.
ir aš žiūriu į tą uniformą ir kažkaip būna kažkas nesufokusuota. Nes uniforma ir kepurė ir viskas yra, žodžiu, milicininko, o sagos, ženkliukai ten sudėti jau lietuviški, žodžiu, su vyčiu, su viskuo. Ir toks kažkaip ir mane tas, ir staiga supratau, kad čia yra istorija. Už to, kad man reikia papasakot milicininko istoriją, kuris iš pradžių siuvosi sagas į uniformą, paskui keitė uniformą ir visi tie sąjūdžio metai ir ten vis tiek, milicija buvo svarbi institucija. Mes, kai kalbam apie sąjūdį, mes juk dažniausiai kalbam, kad čia buvo Lietuvos žmonės ir kitoj pusėje rusų tankai, ar ne? Bet milicija visą laiką buvo per vidurį ir jinai taip sugebėjo išbūti, kad neišprovokavo kažkokių konfliktų, jinai kažkaip atstovėjo gana, išbalansavo, ar ne, ir neįvyko kažkokių iš tikrųjų daug didesnių tragedijų, negu galėjo įvykti. Ir Šiauliuose buvo tokia pat situacija, kai paskelbė nepriklausomybę, tengi yra karinė bazė, aerodromas, ir ten vienas generolas gėrė savaitę, laukė to įsakymo, kada jau čia reikės pradėti pulti ir su tankais važinėti ir nesulaukė. Pats išplėšė, žodžiu, sandėlį jau ten po geros savaitės gėrimo, pasiėmė ginklų, susistabdė su tais ginklais taksi ir sako, vežk į Vilnių, aš dabar Landsbergį nušausiu. Tai, bet čia istorijos pradžia, žodžiu, yra. Tai Šiaulių policija, žodžiu, gaudė tą taksi, jis sustabdė, ir jis iš to taksi išlindęs pradėjo juos šaudyti. Tie, kažkaip bandė jį nuraminti ir šaudė atgal ir netyčia pataikė. Ir jis mirė. Ir, tai čia atrodo viskas, čia tau nieko nebereikia, Gorbačiovai, ar ne? Tu gali iš karto siūsti visus, bet kažkaip, kokiu būdu jie sugebėjo tą paaiškinti, kad čia buvo toks tarnybinis kažkoks toks nesusipratimas ir iš to neišsirutuliojo nieko. Tai ta, žodžiu, policija ir milicija dirbo taip, kad visų pirma buvo lojali Lietuvai. Tas yra labai svarbu, didžioji dauguma ir dėl to kažkaip ir mes tos istorijos labai nežinom. Tai kalbant apie Remygą, vis tik tai buvo šį kartą nuo uniformas, labiau nuo drabužių, nuo sagų, negu nuo žmogaus kažkokio. Tai aš vis dėlto paklausiu, man taip gaila buvo, kodėlgi tu tą vargšą Remygą vis dėlto nužudai toje knygoje. Aš taip tikėjausi, kad jis ten su vaikiuko pagalba, ką nors laimės jo ir babach, ir tokia kaip ir desperacija kažkokia. Desperacija ten, taip, man truputį, aišku, prieš karą ten buvo rašoma ta knyga ir tada man net buvo kažkaip baisiau negu dabar, nes dabar kažkaip, tu jau matai priešą aiškiai ir daugmaž žinai, ką galima daryti ir ką reikia daryti. O tada toks buvo, neaišku kas, ir Lietuvoje tokios visokios viduje įtampos ir taip toliau. Ir aš kažkaip labai galvodamas apie tą laiką galvojau irgi, atkūrėm tą nepriklausomybę ir man atrodė, kad staiga išsigandam. Ir tada kažkaip, mano mintis gal buvo apie tai, kad tu nenugali niekada to blogio visam laikui. Kad su juo reikia visą laiką kovoti. Ir tada pirmus, žodžiu, rinkimus laimi buvę komunistai ar ne, laimi tokią persvarą, kad dar ten ieško žmonių, kas galės dirbti ir Brazauską išrenka ir taip toliau. Ir viskas tarsi sugrįžta, nes mes kažkaip tarsi ar išsigandom, ar ką. Tai dingo kažkaip tas ryžtas, bet ir bendrai, bet tai nėra tik tai apie tą situaciją. Man atrodo, kad kažkaip piktžolės visą laiką auga pačios, ar ne? O jeigu tu nori kažką puoselėti, kad būtų gražu ir gerai, tu visą laiką turi dirbti, ar ne? Tai tas Remygais irgi ten bando toj košiai, bet kadangi ta romano pabaiga eina į tai, kad, buvo toks pakilimas ir tada kažkaip vėl kažkur tai grįžo, tarsi truputį žengiam atgal. Tai ir aš dar radau, aišku, gerą istoriją, kuri man tiko. Turėjau kitokią pabaigą, bet ten prie Kryžiaus kalno irgi su policija radau istoriją, kai
tokia irgi, tokia tų laikų, gariūnų laikų istorija. Ne visi ir policininkai prisiminė, jie dar skambinėjo tarpusai klausinė, ar čia tikrai tai buvo. Nes iš Šiaulius atvažiavo, žodžiu, Kryžių kalną popiežius, tada metinių progą sugalvojo padovanoti kryžių, kaip atminimo tokią dovaną. Tai bažnyčios hierarchai, aišku, suprato, kad dabar tikrai nemetas tokiai dovanai ir jinai ten ilgai nestovės. Nes pat metalų vagystės, žodžiu, įkarštis, tai jie per policiją išsirūpino, kad ten būtų būdelė. Aišku, stovi naktis, būdelė, tas kryžius ir stovi, ten sėdi policininkas be ryšio, be telefono, be nieko su ginklu. Ir ironija gal didžiausia yra tame, kad, žodžiu, ten vienas buvęs policininkas staiga kažkaip jau buvo išėjęs, bet jis visokius ten irgi tai reikėtų užsiminėdavo, tai kažką. Ir jam prireikė ne to kryžiaus, bet to ginklo. Ir, žodžiu, ir ten dar jo, žodžiu, mergina kažką užmetė, koks tu vyras, kad tu ginklą ten neturi, dar kažką. Ir, žodžiu, jis nuėjo naktį ten, galbūt tikėdamasis, kad, jis ką gali policininkas veikti naktį būdelį, miegoti ir gal kažkaip tą ginklą paims. Ir ten matyti, gal koks įvyko susistumdymas, ar kas tą būdinti policininką pašovė. Ir jis dar bandė šliaužti, žodžiu, iki kelių, kad gal kas jį pamatytų, bet jis nukraujavo ir mirė. O tas, žodžiu, kuris nušovė, nieko, aišku, su tuo ginklu nepadarė, išrinko prie Rėkyvos ežero kažkur užkasė ir tada, kažkaip vaikščiojo, bet maždaug po metų pradėjo kalbėti apie tai. Ir kažkas atėjo policija, sako, jūs pažiūrėkit į ką jis ten šneka. Ir tada išsiaiškino, kad jis ir buvo, nes taip, to įvykio tai taip ir būtų neištyrę. Tai va, tai tokia, tamsi, kažkokia absurdiška istorija, kuri tam romano kažkaip visam tam audiniui labai tiko. Gal kas turit Rimantui klausimų? Prašau. Aš norėčiau paklausti apie vertimą į kitas kalbas Pietinios kronikos. Berods yra išversta į anglų kalbą. Į anglų kalbą yra tik ištraukos, kol kas išverstos, šiaip yra ukrainietiškai ir vokiškai visa knyga. Man labai įdomu, ar jums teko tada bendradarbiauti su vertėjais, nes vis tiek šiaulietiškos tarmės kitose kalbose nėra. Ir kaip tada? Ir gal galia ir ta pati to meto situacija Lietuvoje kitom šalim, tarkim tokiai Anglijai, tai tikrai jie apie tai labai mažai žino. Tai kaip tada vyksta tas vertimo procesas ir ar vertėjai su jumis bendradarbiauja? Aš kažkaip galvoju apie save ir čia šiandien apie tą sėkmę, kai kalbam, tai aišku reikia pasakyti, kad ta sėkmė yra labai lokali, tai yra Lietuvos ribos. Ir aš neseniai skaičiau tokią vokiečių tokio literatūros tyrinėtojo knygą apie tai, kaip šiuolaikinė literatūra yra tokia populiaraus realizmo literatūra, kuri be nuostolių gali būti išversta, gali būti adaptuota kinui ar kitoms medijoms ir jinai realiai nieko nepraranda. Tai jis ten Murakami paminėjo, dar kažką, tai aš japoniškai nežinau, koks tas Murakami tekstas, bet kad ir japonai sako, kad Murakami labai lengvai yra ir verčiamas, ir adaptuojamas. Tai ir daug kitų tokių pasaulinio bestsellerių autorių. Tai aš tada supratau, kad aš tikrai, kažkaip man, kai rašai, tai negalvoju apie vertimus, bet neseniai čia buvau Vokietijoje, ten studentai vertė ir kai jiems reikia išsiaiškinti, vien koks nors žodis, viliukas, kas tas viliukas, kaip jį pavadinti. Ir daugybė smulkmenų, kurios man yra pačios įdomiausios ir svarbiausios ir aš iš jų, iš esmės, ir audžiu tą visą audinį. Tai turbūt aš, jeigu kitaip rašyti nepradėsiu, tai ir nesusilauksiu didelės sėkmės, nes dabar Vokietijoje išeina Remyga, tai aš sakiau leidėjai, sakau, tu neparduodi Pietinę kroniką, kaip tu žadi Remygą ten pardavinėti, bet gal jis žino, ką daro. Tai kadangi, dėl vertimo kaip yra, mes su Marku Roduneriu yra šveicaro toks vertėjas, kalbininkas, jis bene 20 metų gyveno Šiauliuose
Ir vieną kartą, žodžiu, kažkaip aš išverčiau Pedro Lenco eilėraščių, Pedro Lencas atvažiavo į Lietuvą, tada Markas išsitraukė, sako, yra toks bestselleris, žodžiu, Pedro proza parašytas tarmiškai ir aš dabar paskaitysiu gal šiaulietiškai. Ir Markas, 20 metų gyvenęs, ten paskaitė šiaulietiškai, sakau, žinai, negalima taip daryti. Tai sako, tai darom kartu. Tai mes pradėjom tą Pedro Lenco, čia aš varatarius, versti į lietuviškai, šiaulietiškai. Aš tada išsibandžiau ir su Pedro buvo toks susitarimas, kad jis mums duoda iš tikrųjų gana daug laisvės ir kad tai nebūtų toks filologinis vertimas, bet kad būtų iš tikrųjų tas vertimas skambėtų taip, kaip žmonės šneka. Tai aš tą kažkaip pamoką turbūt išmokau ir lygiai taip pat žiūrėjau į tuos vertimus, kurie vyko į kitas kalbas, bet aišku, kiekvieno vertimo yra atskira istorija. Ukrainietiškai tą knygą atrado viena tokia rašytoja, žurnalistė ir ten pasiūlė leidėjams ir, žodžiu, buvo sutarimas, kad lietuvių vertėja, žodžiu, vers į ukrainiečio, o jinai padarys tą ukrainietišką kažkokį tekstą. Jinai buvo iš Donbaso, paskui Lvive gyveno. Ir tas rytų Ukrainos, žodžiu, Suržikas visai ten tiko, nes tai yra tokia posovietinė erdvė, daug bendrų rusiškų žodžių, kuriais mes komunikavom ir vienas kitą supratom. Tai galvoju, gerai, tas rusiškumas ten gal tiks, bet kažkas matyti ten įvyko leidykloj, gal dar apskritai nebuvo pasiruošę tokiai šnekamai kalbai, kad tai gal kažkokia neliteratūra, o galbūt tas rusiškumas jau tada buvo iš tikrųjų jautru ir nenorėjo, nes kai aš nuvažiavau į knygų mugę, ten manęs žurnalistai klausė, kad mes girdėjom, kad ta knyga iš tikrųjų parašyta kažkokiu tai slengu. Tai aš iš to klausimo supratau, kad jokio ten slengo turbūt ir nesimato iš tos knygos. Tai ten tokia istorija, o į vokiečių tai vertė tas pats Markas Rodūner, kuris irgi yra šveicaras, leidžia Vokietijos leidykla. Tai buvo taip, kad jis tais 90-aisiais daug studijavo Vokietijoje, bet vis tiek ten klausėsi to meto muzikos ir vokiečiai dar turi kas trejata metų išsileidžia slengo žodinėlį, kuris labai greit keičiasi, bet mes turim tokių šaltinių ir tada tu pasiimi tų metų tą žodinėlį ir tu jau turi bazę, su ko gali dirbti. Ir dar, aišku, Marko vertimo peržiūrėjo ten vietinis redaktorius, kuris irgi dirbo. Tai va tokiais būdais, tai Vokietijoje vertėme tokią to meto bendrinę jaunimo kalbą, kuri buvo tuo metu kažkokia yra bendras jaunimo slengas. Ukrainai buvo bandyta labiau gal į tokią regiono, bet tas Suržikas irgi, jis toks irgi gana bendras, bet nežinau, kiek ten to Suržiko iš tikrųjų dabar yra. Tai tai visą laiką, ir taip, pavyzdžiui, prancūzai, man atrodo, kažkaip galvojo, kad jie neturi į ką versti. Bet, nežinau, negi jie ten visi taip taisyklingai, žodžiu, kalba, kad nėra kasdienės šnekamosios kalbos, žodžiu. Tai kiekviena šalis, kiekviena kalba čia labai, labai yra skirtinga. Kalba yra kaip tokia medžiaga. Tu kažką skirtingo turi kiekvienu atveju. Tai jeigu jūs neturit klausimų, jau Rimantas turi būti kažkur kitur, tai ką, padėkosim Rimantui už dalyvavimą ir... Ačiū. Rimantai, čia tau nuo Latgos lauknešėlis. Ačiū visiems už dėmesį, už kartu praleistą laiką ir labai tikėsimės, kad tą informaciją, kurią šiandien išgirdot, jūs tikrai ją pasinaudosit. Dėkui visiems ir iki kitų susitikimų Latga virtuvėje.